STEAM atviros prieigos centrui robotikos centrui Robolabas už mokinių pasiekimus inžinerijos ir robotikos srityse įmonė Harju Electer savo lėšomis įrengė ir padovanojo kompiuterių klasę. Yra poreikis iš vaikų ir mes į Harju Electer gamyklą visada kviečiame klases atvykti ir pasižiūrėti, pažaisti, pabandyti 3D ir mes pamatėm, kad tai yra labai populiaru ir moksleiviai mielai tuos 3D objektus ardo ir bando ir tai yra toks pirmas kūrybiškumo žingsnis ir pagalvojom, kad reikia įsteigti klasę STEAM centre. Aš labai tikiuosi vis tik tai, kad Panevėžys parodys pavyzdį visai Lietuvai, kokį reikia dėti fokusą į vaikus, kad mes kažkaip paskatintumėm tuos vaikus tapti kūrėjais, o tikrieji kūrėjai ir yra inžinieriai. Galiu tik pasidžiaugti, tuo labiau, kad tikrai išgirdome puikias naujienas, kad čia yra tik pradžia ir kad yra dar daug visokių idėjų, kaip paremti. Ir Tomas ne tik aktyvus rėmėjas STEAM, bet ir pritraukia daugiau rėmėjų ir kaip sakant, kurie mus remia ir sponsorių. Tai labai gražios perspektyvos. Klasėje įrengti 8 stacionarūs kompiuteriai, įdiegta 3D dizaino programinė įranga Solid Edge bei mokymų paketas. 3D dizaino Solid Edge programa naudojasi ir dirba šiuolaikinės pramonės įmonės visame pasaulyje. Ją įvaldė ir Harju Electer įmonės inžinieriai projektuotojai. Solid Edge 3D projektavimo programa ir šita programa leidžia kurti 3D objektus įvairiausius. Ir pagrindė vaikai mokysis tuos 3D objektus išardyti, o ateityje be abejo gal ir kurti. Ateityje tokie gebėjimai, tokios kompetencijos yra labai paklausios ir 3D objektai yra gaminami įvairiose linijose, įvairiose gamyklose ir tokių specialistų, kurie geba kadinėse programose kurti 3D objektus, visiems labai reikia. Taip pat įmonė robotikos būrelius lankantiems mokiniams įrengė ir atnaujino praktiniam darbui skirtas Robolabas gamybos laboratorijos FabLab darbo vietas. Įmonė Harju Electer sutiko bendradarbiauti ir atnaujinti mūsų FabLabą, jam jau buvo 4 metai, tai iš tikrųjų jau reikėjo truputėlį ir prasiplėsti, ir erdvės daugiau, ir atsirado visai kitokių poreikių iš mokinių, tad jie įrengė 3 litavimo stoteles, papildomą ištraukimo rankovę, taip pat ir pačioje erdvėje pastatė stalus. Ta erdvė tapo daug saugesnė, erdvesnė, patogesnė kokybiškam darbui. Harju Electer savo įmonėje įkūrusi ir akademiją, padeda mokiniams gilinti inžinerinius gebėjimus.